Moteris ganytoja papiktinimas ar sveikintina pažanga ir kokiagi perspektyva evangelinėse bažnyčiose čia Lietuvoje. Kreipiuosi į mano pašnekovus. Visais klausimais kviečiu laisvai pasisakyti visiems, papildyti vieni kitus. Taigi, pirmas klausimas būtų toks. Ar šiandien yra reikalinga tokia knyga Lietuvos bažnyčioms, kultūrai, visuomeniai? Ar yra svarbu kalbėti moterų pastoracinės tarnystės tema? Ir kodėl būtent dabartinėme kontekste šitas klausimas tampa aktualus? Aš manau, kad Andželikos Krikštaponės knyga Moteris ganytoja ar ganytoja yra tam tikras akibrokštas, kviečiantis diskusijai. Bet, manau, yra daug svarbių kitų kontekstų. Kadangi gyvenam šiandien reformacijos metais, mes neturim labai daug reformacijos ženklų kaip kultūros produktų sukurtų pastaraisiais metais. Ir šita knyga yra viena iš retų išimčių. Kaip istorikas ir šiek tiek prisilietęs prie kultūros, teologijos, istorijos, manau, tai yra labai retas tekstas Lietuvoje, kur yra kaip dykumua, kalbant apie teologinius tekstus. Reformacijos laikai 16-18 amžiuje Lietuva garsėjo tiek protestantiškai, tiek katalikiškai savo teologinių tekstų kūrybą. O 21 amžiuje mes gyvenam vis dar šalyje, kuri iki šiol neturi parašytos sisteminės teologijos istorijos. Mano mintis kokia trumpa, kad teologijos, krikščioniškos teologijos pas mus, kai kalba eina ne apie verstinius tekstus, o apie pačių lietuvių kūrėjus rašančius, sakyčiau, aukšto lygio teologinę mintį, yra labai nedaug. Ir šita knyga vėlgi yra išimtis. Galiausiai šita knyga yra tam tikras protestantizmo net istorijos šaltinis, nes, taip grubiai kalbant, pusė knygos yra labai gili teorinė refleksija ir diskusija remiantis biblinė egzegezė, hermeneutika, tai gali būti moteris, sakykime, tiesiai kunigė ar negali, bet kita knygos dalis yra paremta empirinė knygos autorės patirtimi, kaip iš tikro moteris jaučiasi ir kokia yra ta jos laikysena ir egzistencija būnant kunigė. Tai manau, kad šita knyga tikrai turi didžiulį išliekamąją vertę pagal tą problematiką, kur jinai palėtė, o problematika yra tikrai neeilinė, tema yra ne tai, kad kažkokia paraštinė, jinai yra fundamentali. Moters klausimas, moteriškumo klausimas apskritai žmonijos istorija yra fundamentalus, o moteris bažnyčioje ir krikščionybė juolab. Šiuolaikiniai vakarų, šiuolaikiniam moksle yra net tokia šaka kaip lyčių teologinė antropologija. Lietuvoje mes neturim nei vieno tokio teksto, bet štai šita knyga tikrai yra vienas iš pionieriškų tekstų tą linkme. Todėl labai džiugu, kad pasirodė tokia knyga, kuri tikrai turi didžiulį ir akademinį diskursą. Tai yra su visom išnašom, tai nėra kažkokia publicistinė knyga, nėra kažkokia šiaip brošiūrėlė, tai yra akademinis tekstas, kuris pristato dvi žinias ir kviečia diskusijai, kurigi yra galbūt teisingesnė, aktualesnė šiandien. Tiek galbūt pradžia. Aš irgi noriu pritarti Deimantui, kad iš tikrųjų šita knyga jau yra istorinė knyga. Pradžia buvo jau seniai, Andželika yra pirmoji pastorė ordinuota Lietuvoje 90 metais, ar ne, jeigu neklystu, 91 metais. Tai šita knyga pasirodo jau moterims tarnaujant bendruomenėse, bažnyčiose, pastorės pareigose ar tarnautojos pareigose. Tai yra toksai jau surinkimas tos medžiagos, kas jau vyksta, kas yra neįkainojama. Ir drauge toks drąsinimas ir toliau judėti į priekį, ryšių kūrimas tarp tarnaujančių moterų. Manau, vienas iš tokių dalykų, ką jaučia moteris esančios tarnystėje, skirtingose vietose pabirusios, tai yra toks ir nedrąsa, ir palaikymo trūkumas. Tai čia toje knygoje yra daug padrąsinimo, daug palaikymo moterims jau tarnaujančioms ir toms, kurios galbūt galėtų prisijungti.
Ir aš vėlgi iš savo tokio Klaipėdos konteksto, iš savo bendruomenės konteksto, kur tarnaujančios moteris yra ir vyresnio amžiaus ordinuotos tarnautojomis. Tai yra tokia ypatinga knyga, nes yra lietuvių kalba išleista. Ir jau kaip jau ir minėjo, tos literatūros lietuvių kalba nėra taip daug. Tai didžiulis džiaugsmas, kad yra toks kaip ir mažas pamatas, nuo kurio galima atsispyrus toliau kalbėtis ir diskutuoti, bet jau yra nuo kažko pradėti. Nes iki tol, tai manau, mes tiesiog rankiojomės įvairius straipsnius ar knygas užsienio kalba, o čia dabar yra lietuvių kalba. Tokia knyga, kurią galima pasiūlyti, skaityti ir nuo kurios remtis pradėti. Moters tarnavimo klausimas yra toks užakmenyjas. Tai vienas iš aktualių dalykų, tai kad tas klausimas reiškia moters ganytoja, tai yra ordinuotas tarnavimas, kur laužiama duona, kur vykdomi sakramentai, kur vyksta pamokslavimas, tai iškelia tą klausimą tarp didžiosios bažnyčios Lietuvos kontekste ir kitų bažnyčių, evangelinių bažnyčių. Ir iškelia klausimą, kas yra unikalaus tame, ką pradėjo Jėzus iš Nazareto. Ar yra kažkoks Evangelijos unikalumas susijęs su šito klausimu, ar nėra. Ir taip pat tradicijos klausimą kelia ir kūrybingumo, kuris irgi yra svarbus. Nes kaip ir Naujojo testamento tekstuose yra tas aiškumas arba nėra to aiškumo, daugiau jo nėra. Taip pat šitas klausimas svarbus yra evangelinėms bažnyčioms, kurios atsinaujino pas mus įgijus nepriklausomybę, kurios buvo įtakojamos bažnyčių iš vakarų ir tuo pačiu metu gyvena tokiam tradiciniam kontekste ir užsiduoda tą klausimą, tai kaip čia yra rytai, vakarai, konservatyvumas, liberalizmas. Šitas klausimas yra vienas iš tų klausimų, kurie šitą diskusiją skatina. Ir kitas dalykas, kita diskusija, kurią šitą temą skatina, tai yra bažnyčios ir visuomenės klausimas. Visuomenė vystosi, o kaip yra su bažnyčiomis? Kaip yra? Ar krikščioniška bažnyčia jinai velkasi taip ant paskutinio rato šito automobilio? Ar tai vis dėlto yra progresyvi jėga visuomenėje? Tai šitam klausime labai daug tokių susieina mazgų. Ir todėl, man atrodo, tai svarbi knyga, svarbi diskusija. Graži pradžia būsimai diskusijai, tikiuosi. Ji pasirodo, knyga savotiškai liečia tokį karštą tašką, ties kuriuo susiję įvairiausi pjūviai. Ir be abejo, paliesdami moters ganytojos klausimą, apskritai prisiliečiame prie moteriškumo klausimo krikščionijoje, kuris buvo 2000 metų nevienareikšmis. Ilgą laiką bažnyčios kontekste apskritai buvo kvestionuojamas moters vertės klausimas. Jis laviravo tarp dviejų polių, todėl galima būtų jį įvardinti kaip bipolarinis žvilgsnis bažnyčioje. Tai yra tarp Tertulijono požiūrio, kur moteris buvo matoma kaip Ievos prototipe, puolusi, atvėrusi pragaro vartus, tiesiog sukelianti visas įmanomas blogybės ir problemas vyro gyvenime. Ir kitas požiūris čia pat, tame pačiame laikmetyje, bažnyčios tėvų iškilęs Irenėjaus požiūris, kaip skaisčios mergelės, motinos Marijos žvilgsnis ir jos prototipas, atperkantis visą moteriškąją giminę. Todėl šitas vertinimas moters atsiduria tarp šitų dviejų polių. Tai arba moteris buvo demonizuojama, arba sudievinama. Ir kai šiandien aš perkeliu į šiuolaikinę mūsų visuomenę ir į bažnyčių kontekstą šitą klausimą, taip pat matau, kad mes vis dėlto dar sunkiai vaduojamės iš šitų moteriškumo stereotipų. Tai yra, jeigu mes matome aktyvę moterį, veiklę moterį,
su vadovavimo dovanomis visuomenėje ar tai bažnyčioje, dažną kartą mes linkstame demonizuoti ir ypač jeigu jį padaro kažkokių tai klaidų, nors klystame mes visi. Tuo tarpu pasyvusis moters vaidmuo, jeigu jinai išliekanti yra namuose, buityje, kaip kūrenanti šeimos židinį, linksta polinkis sudievinti. Arba, sakykime, tame tradicinėme kontekste atsiskirimas tokios moters vienuoliška praktika, tai irgi labai tinka su tuo skaičiuoju Marijos mergelės įvaizdžiu. Taigi, matome, kad tai nepaprastas klausimas, karštas klausimas. O ką jau kalbėti apie moters kelią bažnyčioje į tarnystę, prie sakyklos, pamokslaujant Dievo žodį, vadovaujant bažnyčioje. Šis klausimas 21 amžiuje vis dar yra laikomas kontroversišku, atnešančiu papiktinimą, be abejo, tam tikriems, sakykime, tam tikrom stovyklom krikščioniškom. Na ir pati, žvelgdama į savo pastoracinę praktiką, galiu pasakyti, kad į pastoracinį pašaukimą galėjau atsiliepti netradicinėje bažnyčios terpėje ir gimstant naujai bažnyčiai, be abejo, kaip šventosios dvasios padarinį. Na ir noriu jūsų paklausti, brangieji, kaip jūs manote, kokiosgi priežastis lėmė tokį sudėtingą klausimo vystymąsi, raidą? Paminėkite bent keletą jūsų galva svarbiausių. Ir kas vis dėlto sąlygoja dominavimą patriarchalinių kultūros aspektų evangelinėse bažnyčiose, kuriuose mes susidurime. Aš kadangi nekardinaliai pasisakysiu, tai man atrodo dar viena svarbi skirtis yra, kurios nepaminėjau anksčiau, tai yra judėjimo ir institucijos skirtis, kad netgi Tertulijonas ir Irenėjus, tai vis tiek jau mes kalbame apie tos laikus, kaip krikščionybė institucionalizuojasi. O moterų tarnavimo pavyzdžiai Naujajame testamente yra, kai yra judėjimas dėl Dievo karalystės arba Dievo karalystės judėjimas. Ir judėjimas jis yra neprognozuojamas, jame yra daug įvairių gyvybės apraiškų. Ir vienas iš panašų dalyką aš pastebiu ir Lietuvos dabartinėse evangelinėse bažnyčiose, kad jos institucionalizuojasi, kad prasidėjo viskas nuo judėjimų, o dabar institucionalizuojasi. Kai institucionalizuojasi, tai tada judėjimo apraiškom, tokiom charizminiam, reiškia, judėjimo apraiškom, kur verčiasi dangus ir žemė, kur verčiasi nustatytos hierarchijos, tikrai nėra palankus metas. Aišku, tada galima klausti, kaip išlaikyti judėjimą ir čia aš taip. Kodėl, daug buvo klausimų, kodėl ar nedominuoja tokios patriarchalinės nuostatos bendruomenėse, ar taip, ar ne? Kad patriarchališka visuomenė. Pasirodo, gyvenam patriarchališką visuomenę. Taip, kažkur. Taip, gyvenam patriarchališką visuomenę ir esam su ją susitapatinę. Kažkur besiruošdama užtikau tokią sociologinę knygą, ar tai 2001 metų leidimo apie visuomenės. Ir ten autorius sako, kad dauguma, beveik visos dauguma visuomenių, jos vis dar lieka patriarchalinės visuomenės. Tai visai nesena knyga ir neseni tyrimai ir mes greičiausiai irgi esam tokia padar visuomenė labai stipriai. Be abejo, patriarchalizmas plačiaja prasme yra ta pagrindinė moters uždusinimo bažnyčios erdvėje priežastis. Mano galva atsakymas labai paprastas, nes visi žmonijos laikai iki 18-19 amžiaus, kai bažnyčia nebuvo atskirta nuo visuomenės. Ir iš esmės tas religingumo, pamaldumo gyvenimas, konfesinis, jis nebuvo atskirtas nuo kitų sociokultūrinių erdvių,
Tai visa tai, kas reiškiasi politikoje, kultūros, socialiniam pasaulyje, kur visose erdvėse mano paminėtose dominavo absoliučiai vyrai ir moteris apskritai neturėjo teisių, tai atsispindėjo ir bažnyčioje. Studijuojant, pavyzdžiui, tekstus krikščionybės istorijoje, teologinius, jeigu užduot savo klausimą, moterį apskritai, kada atsigrėžiama pirmą kartą? Toks, sakyčiau, krikštaponinis žvilgsnis istorijoje, kada pirmą kartą tekstuose, pavyzdžiui, atsiranda. Jūs nustebtumėt, kad net pati katalikų bažnyčia, kada pirmą kartą viešai pasisakė moteriškumo bažnyčioje klausimu, tai pirmas popiežius, kuris tai suformulavo savo apaštališkam laiške, tik 1988 metais buvo Jonas Paulius II. Reiškia, net dominuojanti visoje Europoje konfesija to klausimo realiai problematikos nekėlė. Tai jau tas patriarchalizmas, kuris buvo reiškia, valstybėje, kultūroje, politikoje, ekonomikoje, vyrų dominacija iš esmės reiškia, kad moterų laukia labai sunkus laikas, o ypač bažnytinėje aplinkoje, kuri yra perdėm konservatyvi, angažuota. Ir tai kalbant ne tik apie katalikus, taip pat ir apie rytų krikščionybės, stačiatikius. Ir nors reformacijos metai, bet reformacijos šią gėdą reiktų pasakyti, kad ir visi reformacijos lyderiai, Liuteris, Kalvinas, jie tikrai nepasisakytų, kad moteris gali tarnauti bažnyčioje. Pats net vienas tyrinėtojas taip net nagrinėjo Kalvino mintis apie tai ir atrado, kad Kalvinas yra nenuoseklus. Vienose vietose rašo, kad moteris negali tikrai tarnauti. Kitose savo tekstuose išryškina, tarkim, Deboros pavyzdį iš Biblijos kaip galinčios ir taip toliau. Taip kad iš esmės visų krikščioniškų konfesijų istorijoje moteris labai sunkiai laužėsi kelią. Tas patriarchalizmas, aš manau, jisai glūdi iki šiol ir šituo klausimu reformacija dar nėra įvykusi Europoje. Taigi palėtėm sunkiai išties klausimo pusę ir matomai per tokią trumpą diskusiją jo tai paprastai neišspręsime, be jokios abejonės. Tačiau norėtųsi galbūt pažvelgti į tuos šviesiuosius tiek istorijos momentus, bet visų pirma, grįždami prie Naujojo testamento tekstų, kurie buvo rašyti prieš 2000 metų, ypatingai Evangelijose, apaštalų darbuose, kai kuriuose Pauliaus laiškuose, romiečiams, galatams, filipiečiams, mes iš tiesų sutinkame su be galo optimistinėmis nuotaikomis, susidurėme moters tarnystės atžvilgių, moters vertės atžvilgių. Jeigu mes grįžtume prie pačios krikščionybės ištakos, prie pačios šaknies, tai yra viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris savo laikmetyje peržengė visas, sakykime, patriarchalinės normas moters atžvilgių. Jis su jomis bendrauja atvirai, jis jas moko, jis kalbasi, atstato jų vertę ir įgalina. Moteris iš tikrųjų seka Kristumi, moteris su Jėzaus kelyje lieka jo misijos išpildymo valandą, ypatingai kančios ir mirties valandą. Kristus tarsi lieka minioje ir moterų pasišventusių jam apsupty. Moteris yra pirmosios, kurios išgirsta prisikėlimo žinią ir tampa jo Kristaus prisikėlimo liudytojos. Kristus pasitinka gedinčią ir liūdinčią Mariją Magdalietę prie kapo prisikėlimo dieną ir pasako apverčiančią atrodytų žinią aną pasaulį, patriarchalinį pasaulį. Jis sako jai, eik ir pasakyk mano broliams. Jis siunčia ją pas apaštalus, pas pasklidusius, išsigandusius apaštalus su prisikėlimo žinia. Taigi prisikėlimo žinios, kaip bebūtų, pirmoji nešėja ir skelbėja ir pamokslininkė buvo moteris. Ir ne veltui šventas Augustinas įvardina Mariją Magdalietę kaip apaštalų apaštalę. Randame apie moteris taip pat pozityvų žvilgsnį tėvų, bažnyčios tėvų raštuose. Na, taigi, pirminis postumis, matome, yra teisingas, yra teigiamas, atrodytų kryptis duodama teisinga.
Kaipgi toliau, kaipgi istorijoje mes matome, vis tik būdavo šitie Dievo judesiai link moters ir vyro lygiavertiškumo, lygiteisiškumo. Yra tie dalykai pastebimi ir vis dėlto vėlgi kokios priežastys lemdavo, kad tik suspindus šitai, sakykime, šviesai, vėlgi įsivyraudavo, galbūt, taip pasakyčiau, vyriškoji kultūra bažnyčiose ir tam tikras moterų, išdrįsiu pasakyti, segregacija iš dvasininkų luomo. Krikščionybės istorija, jeigu žiūrėti ne į teologinę pusę šito klausimo, tik istorinę, tai visa krikščionybės istorija vienareikšmiai sakytų, kad moteris gali tarnauti visose bažnyčios lygmenyse, absoliučiai visose. Ir netgi iš teologinės pusės, Naujajame testamente galima ginčytis, gali ar negali, bet tiesioginių nuorodų, kad negali, tikrai nėra nei vienos. Bet iš bažnyčios istorijos aš norėčiau gal tik keletą tokių charakteringų pavyzdžių, kurių galbūt šiandienos krikščionys ir nežino. Ir tai ne tik tais nuo Švento Augustino, nors tas pats garsusis Šventas Augustinas šito klausimo yra truputį žiauriau pasisakęs, kad jisai yra suformulavęs apie vyro ir moters lygybę ar nelygybę, kad tai yra lygios būtybės sielos lygmenyje, bet ne kūno lygmenyje. Tai reiškia kūno arba socialinių santykių vadovavimo lygmenyje jie nelygus, tarsi ir neleistų. Ir visą šitą, reiškia, koncepciją perėmė vėliau daugelis bažnyčios istorijų ir mūsų žymių reformatorių. Štai istorijoje vieną tokį įdomų labai variantą aptikau. Martyno Liuterio Vokietijoje. Martyno Liuterio beveik pradėtos reformacijos metais. Reiškia, Bavarijoje atsirado tokia moteris, Bavarė, Argulė von Grumbach. Ir jinai pradėjo vesti visus į akibrokštą tokį, kad labai puikiai pasikaustė šventajame rašte ir pradėjo visiems pasakoti, norėjo pamokslauti. Ir to meto, jau sakykim, tų besiformuojančių liuteronų, protestantų aplinka, hierarchija, pradėjo įtakoti jos vyrą, kad vyras nutildytų ją, o jeigu neįmanoma, tai užmūrytų ją. Žiūrėk, kad moteris negali kalbėti bažnyčiui. Bet ta moteris, jinai vis tik nurimo, susitaikė su vyru, sulaukė, kol jis numirs, ir tada, kai vyras numirė, jinai vis tiek pamokslavo reformacijos tėvynėje Vokietijoje, bent laidotuvėse. Sakė laidotuvių pamokslus. Tokių istorijų galima, žinokit, krikščionybės istorijų, parašyti knygą vien tik moterų krikščionybė. Gruzija, kas pakrikštio, kas atnešė krikščionybę ir Kristaus žinią apskritai į Gruziją, kiekvienas gruzinas pasakys. Šventa Nina arba Ninona arba Kristijona. Ne šiaip kažkokia diakonė ir taip toliau, tai yra visa Gruzija krikštijusi reiškia moteris. Iš Lietuvos pavyzdį, nors atrodytų, ar Lietuvoje kažkada moteris turėjo balsą. Kodėl bažnyčioje jokioj nei katalikų, nei protestantų moteris negalėjo pakelti balso, labai paprasta atsakyti. Nes moteris apskritai negalėjo pakelti balso, vadovavimo lygmenį neturėjo jokių teisių, politinių teisių. Dėl to iki XIX amžiaus tai buvo neįmanoma. Bet štai irgi visiškai neseniai atkreipiau dėmesį į tokį dalyką, kurį daug metų studijuodamas reformaciją neatkreipiau dėmesį. Reformacijos pabaiga Lenkijoje, Lietuvoje yra siejama su arijonų arba antitrinitorių išvėjimu iš valstybės. Kai Lenkijos Lietuvos Seimas priėmė tokį nutarimą, kad arijonai turi palikti valstybę. 1658 metų Seimo konstitucija. Bet jinai pasirodė lietė tik vyrus. Apie moteris nebuvo niekas pasakyta. Vyrai emigravo į Nyderlandus ir kitas šalis ir po 4 metų Seimas priima dar vieną dokumentą, kad turi emigruoti ir buvusios arijonų moteris. Nes pasirodo kas? Vyrai emigravo, liko tik moteris antitrinitorių, slaptose pogrindinėse bažnyčiose, jos toliau bendruomenės veikia be vyrų. Klausimas, kas jiems vadovavo? Be abejo moteris, jos susirašinėjo su vyrais emigracijoje. Ir tai buvo suvokta kaip didžiulė problema. Taigi istorijoje tikrai galima pririnkti labai daug, sakytume, egalitarinės pozicijos palaikyti. Galbūt klausimas, ar jos buvo instituciškai pripažintos, ar jos turėjo galimybės tokias pat, ar vis dėlto jos turėjo veikti kažkaip
tarsi greta iš to, na, tokio, na, stiprumo, dvasios stiprumo, jų pačių kažkokio tai pašaukimo. Greičiausiai nebuvo to pripažinimo, apie ką mes šiandien kalbam, kad tai ir struktūriškai gali būti ir turi būti pripažinti dalykai. Aš tai labai taip džiaugiuosi, kad šventasis raštas gaunasi toks apgintas. Bet kai mes praktiškai, pavyzdžiui, Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenėje susidūrėm su moterų ordinacijos klausimu, tai Biblijos studijose, rašto studijose buvo gana akivaizdu, kad šventasis raštas labiau gina hierarchiją, negu kad meta iššūkį jai. Kad tas savaime suprantama vyrų, moterų klausimais šventajame rašte yra aiškiau išsakyta, negu kad šita, sakykime, progresyvesnė pozicija. Ir todėl dabar, kai diskutuoja šito klausimu, tai kalba, kad esmė gana aiški, bet moteris yra išimtis. Kad daugiau moterų tarnavimas yra pateikiamas kaip išimtis iš to, kaip yra. Tai va tas klausimas, tas kaip yra arba kaip pasidaro savaime suprantama. Kodėl savaime suprantama yra, kad vyras gali būti, reiškia, vadovas arba turi būti vadovas, o moteris ne. Tai šitą savaime suprantama kažkaip susirezonuoja ir kai žmonės skaito šventą raštą. Panašiai kažkada buvo su vergystės klausimu. Tai man atrodo, kad raktinis klausimas, kurį galima būtų užsiduoti, ar pačiam šventajame rašte yra progresas, ar šventajame rašte yra įvairovė ir ar šventajame rašte galima matyti, kad vyksta kažkoks judesys, kuris yra nukreiptas į žmonių išvadavimą, į žmonių įgalinimą, į tokią visuomenę, kur nėra vyro ar moterų. Ir tada tie tekstai apaštalo Pauliaus, kur Kristuje nėra nei vyro, nei moters, jie tada gali įgyti kažkokius konkretesnius bruožus, nes o ką reiškia Kristuje nėra nei vyro, nei moters, tada užduoda klausimą. O hierarchija yra aišku. Tai kaip šitos savaime suprantama mūrus išgriaut, kurie lyg ir paremti šventuoju raštu yra, tai čia vienas iš didžiausių iššūkių. Ir kai visuomenė jinai irgi pavargus vakaruose, reiškia, yra nuo tų progresyvių judėjimų, kai ieško tokio stabilumo, tvirtumo pagaliau, kad kur tokie konservatyvieji, ypač čia pas mus centriniai rytų, šiaurės net. Tai va šitas klausimas, jis daugiau toks kultūrinis. Bet man atrodo, mums nereikia ginti šventojo rašto. Šventas raštas, jis yra pasisakė šito klausimu ir jame hierarchinės pozicijos atstovai jie atranda daugiau argumentų turbūt, negu kad mes. Aš taip manau. Kita vertus yra taip matomai, kaip skaitome šventąjį raštą. Ar tiesiogiai, sakykime, šituos tekstus suprantame ir tai vėlgi priklauso nuo pačios interpretacijos ir hermeneutikos, su kuo mes, kaip bebūtų, susiduriame, nes nuolatos kiekviena karta, kiekviename amžiuje neįgyvendina 100% švento raštą, taip kaip jis yra parašytas. Šventas raštas išties yra aiškinamas vis naujame kultūrinėme kontekste. Ir tai vėlgi yra ir ta kūrybinė erdvė, teologinė kūrybinė erdvė, kurioje išties galime dalyvauti. Na, šiek tiek palėtėme reformaciją, kai kuriuos dėl laiko tiesiog žiūriu klausimus, galbūt praleidžiu ir noriu pakalbėti, galbūt tiesiog persikelti iš istorijos į šiandieninį mūsų kontekstą. Ir vakaruose, evangelinėse bažnyčiose yra susikristalizavusios būtent dvi teologinės pozicijos, kurias pristatau ir pateikiu visą argumentaciją. Egalitarinė pozicija, tai yra už moterų pastoracinę tarnystę, kaip lygiateisė vyrams bažnyčioje.
ir komplementarinė pozicija. Tai yra kaip moteris, kurios negali būti vadovaujančiam vaidmenį, negali būti ordinuotos pastorijomis, bet tik papildančios vyrų tarnystę bažnyčioje. Ir abi šitos pozicijos lygiagrečiai veikia, jos, sakykime, tarpusavyje kalbasi. Nuo 87 metų kiekviena iš šitų pozicijų turi savo teologinę mokyklą, netgi organizacijų lygmenį ir grindžia, tiesiog kontrargumentuoja vieni kitiems savo poziciją tiek šventuoju raštu, to pačia Biblija, tiek teologinių doktrinų spektru ir sakykime, paliečiant ir tarnysčių, misiologijos lauką. Ir savo knygoje aš taip pat kalbu, kaip šitos pozicijos maždaug išsidėsto Lietuvos evangelinėse bažnyčiose. Mes turime iš tikrųjų gana platų spektrą ir nuo bendrijų, kurios visiškai pripažįsta lygių galimybių tarnystę, kaip tikėjimo žodžio bendryja, sakykime, išganymo armija, kuri jau 150 metų lygiavertiškai prileidžia moteris į visas tarnystės, visas pareigybės, nuo žemesnių iki aukščiausių. Jungtinė metodistų bažnyčia, kuri nuo 1956 metų priėmė visuotiniai savo bažnyčioje dokumentą ir įgalino moteris būti visose vadovaujamose pareigose, na ir taip pat nepriklausomos evangelinės bažnyčios. Taip pat yra ir riboto leidimo ištisas spektras. Sakykime, reformatų bažnyčia, kuri pradėjo egalitarinę galbūt poziciją, šiandieną labiau pasislinko link komplementarinės, gravituoja ir pasirinko galbūt laikytis Jono Kalvino poziciją, kad moteris gali būti kaip išimties tvarka tarnauti ganytoje. Sekmininkų sąjunga labiau vėlgi vyskupo patvarkymu turi išimtis, leidžia misionieriauti ir pastoriauti, bet su vyskupo leidimu. Įdomus labai beje jūsų Klaipėdos evangelikų baptistų reiškinys, kai iš tikrųjų lygiavertiškai dabar tarnauja kaip tarnautojai ir vyrai, ir moteris ordinuoti, taip pat ir misionieriai, ir vyrai, ir moteris, bet atsisakėte pastoriaus pareigos, kaip tas yra. Na ir galiausiai prieiname prie liuteronų bažnyčios, kurie yra apsisprendę komplementarinėje pozicijoje ir mato tik tai vyrus tarnaujančius kunigų statuse. Na, tada dabar pasvarstykime, ar tiek savo bendruomenės kontekste, bendrijos kontekste, ar plačiau norite, kaip yragi su vadovaujančiomis moterimis. Ar tai yra neleistinė liberalizmo apraiška bažnyčioje, ar tai yra tiesiog neišvengiama bažnyčios raidos pasekmė, teologinės raidos pasekmė. Galbūt tai yra smūgis bažnyčios pamatams ir tradicijos išniekinimas, gali būti kažkam tai atrodyti, ar vis dėlto šitie du požiūriai, jie gali gyvuoti kaip lygios galimybės ir kažkaip kalbėtis tarpusavyje. Kas liečia mūsų evangelikų baptistų bendruomenių sąjungą, tai mes turbūt matytume du tokius svarbius judesius. Mes nesam centralizuoti, todėl mes centralizuotų tų pozicijų neišsakome, bet du tokie judesiai būtų svarbus. Vienas būtų grįžti prie ištakų, kur iš tiesų verda gyvybė. Žiūrėti, kokia krikščionybė yra kaip judėjimas ir kaip ten viskas buvo tada. Ir antras judesys, tai būtų kūrybingai pažiūrėti, kaip daugmaž šituose laikuose galima tą būtų atkurti, kūrybingai ar perkurti. Tai aš kaip ir neatrasčiau savęs ar mūsų nei egalitarinėme, nei komplementarinėme. Daugiau turbūt stengčiausi žiūrėti, kad gyvenimas eitų pirma, o
o ne savokos ar modeliai. Ir jeigu gyvenime vietinėse bendruomenėse, jeigu juose yra taip, kad moteris vadovauja, labai dažnai tai gali būti nepripažintas būdas, tai tada reikia tą pripažinti. Ir kas dabar pasakys, kad jeigu jau vyksta ir bendruomenė nuo to geriau gyvena, kas dabar pasakys, kad tu negali to pripažinti? Kas iš mūsų turi tokią teisę? Jeigu patirtis pati sako ir duoda šviesą, meta šviesą, kaip aiškinti šventą raštą ir suprasti, kad tokia yra Dievo valia. Tai kas dabar mes tokie, kad sakytume ne? Gražus, nuolankus požiūris. Aš galbūt ne iš konfesinės pusės, bet vis tiek kaip pilietis. Prašom. Šitą klausimą pabandyčiau atsakyti. Žinot, yra 3 pjūviai, yra teologiniai argumentai, yra istoriniai argumentai, yra sveiko proto argumentai. Net žmogui neskaičiam švento rašto, kai paklausia, ar gali būti moteris kunigė. Tai tada iškyla klausimas, jeigu moteris gali valdyti valstybę, jeigu moteris gali vadovauti didžiuliai korporacijai, jeigu moteris gali užsimti kultūros vadybą, negi bažnytinė aplinka, bažnyčia, šita institucija yra kažkokia tai superiniškai kitokia, kad moteris jau nebegali. Netgi sveiko proto logika yra sudėtinga tai pagrįsti. O kita vertus, tie, kurie laikosi komplementarinio požiūrio, irgi nėra smerktini, nes gyvendami lygių teisių visuomeniai, konstituciniai įstatymai, kiekvienai konfesiniai bendruomeniai palieka laisvę, visišką laisvę ir savivaldą tvarkyti savo viduje. Bet taip jau yra, kad tų konfesinių bendruomenių, ypač tradicinių, taip pat turbūt ir netradicinių, jau vidiniai pasitvarkymai yra tokie sukurti, kad visus tuos dalykus kūrė vyrai. Ir manau, turbūt, kad bažnyčios erdvė yra paskutinė erdvė visuomeniai, kur dar šitie klausimai nėra iš tikrųjų lygiai pasverti ir dėl to ir dominuoja komplementarinis, o ne egalitarinis požiūris. Pabūsiu nekuklus ir perskaitysiu keletą eilučių iš savo pratarmės parašyto šitai knygai. Ar moteris gali? Netgi atmetus abiejų stovyklų teologinių svarstymų apie moters vietą bažnyčioje pliusus ir minusus, ši knyga, sukurta moters mąstymo ir parašyta moters ranka, kalba pati už save, sakydama į klausimą, ar moteris gali. Ar ji gali autentiškai pažinti apvaizdos paslaptis ir ganytojiškai dalintis jas su kitais. Perskaičiu šią visokiojopai skaitytoją praturtinančią knygą, galima tik pasakyti, jog moteris gali. Argumentuotai, giliai ir įtikinamai. Ačiū. Deimantas. Galbūt būtų kažkokių klausimų iš auditorijos. Manau, jeigu viešpats pakėlė moterį suburti bendruomenę ir jai vadovauti, kas gali tam prieštarauti? Kas gali Dievui prieštarauti? Kas gali sakyti, kad Anželika ne nuo Dievo? Kad jie kita dvasia atvedė štai tarnystę, ne? Tai jūs... Klausimas, ar daugiau Anželikų bus? Ja. Yra daugiau. Ar Anželika išimtis iš taisyklės? Ne, yra ir daugiau. Ir daugiau moterų yra, tik tiek, kad užtai tas požiūris tam net ir stabdo moteris, kad tas požiūris toks tai ir tas, sakau, šventą raštą, kaip sakom, nėra panašiai pasakyti, kad moteris negali. Jūsų teiginys labai yra panašus į Febės Palmer teiginį, kuri 17-18 amžiuje parašė lygių teisių pamfletą ir šiandien vertinama kaip kvakerių judėjimo motina tarp tėvų, kurių pradėjo. Būtent jinai teigia, jeigu Dievas įgalina kalbėti moteris, kasgi gali užčiaupti šitas lūpas. Našus argumentas. Tiesiog norėjau tik tokią pastabą, jinai galbūt gali šiek tiek linksmai nuskambėti. Šiaip žiūrint į Anglikonų bažnyčią, tai aukščiausia galva joje yra Elžbieta. Taip. Ten visai kitas pasitvarkymas, monarchinis. Bet ant popieriaus taip, Taip. aukščiausiai jau. Taip. Ir be abejo, vėlgi tai gali. Šiandien jau Anglikonų bažnyčia didžiąją dalim pripažįsta
Taip, ir paskutinis taškas buvo beje Britanijos parapija, nors kitose parapijose, anglikonų parapijose, netgi vyskupių pareigybėse yra šventinamos moteris, paskutinioji Britanijoje buvo parapija ir būtent 16 metai buvo keliama į parlamentą šitą diskusiją, ar gali būti ordinuota moteris vyskupė Britanijos parapijoje. Vis tik kaip tas prie sakyklos moters būdimas ir vadovavimas bažnyčiai. Na. Replika. Manyčiau, kad kiekvienas mūsų yra lyderis, bet lyderis nežino, ir lyderio vietoje atsiduria lyderis. Jeigu vyrų nėra, reikia būti. Šventoji dvasia, būtent sekminių dieną matome, kad išsipildo pranašo Joelio žodžiai, kad kai nužengs šventoji dvasia ant kiekvieno kūno, jūsų, sako, sūnus ir dukteris pranašaus, jūsų tarnai ir tarnaitės tarnaus, ar ne, matys regėjimus ir panašiai. Tai vėlgi ta šventosios dvasios doktrina labai atsistoja į tą egalitarinę, sakykime, pusę, kad dovanos yra išskirstomos visom lytim, neatsižvelgiant į lytis. Ir viena iš šventosios dvasios ar dvasinių dovanų yra vadovavimas, kaip jūs ir atsiliepėte, vadovavimo dovana. Ji taip pat gali būti suteikta bažnyčioje ir vieniems ir kitiems. Šventosios dvasios galia. Tik viena irgi tokia replika, kad galbūt problema jūsų klausimo, taip kaip aš girdžiu, yra, kad jūs sakote, jeigu nėra vyrų. Ar ne? Kad jūs tarsi, vis tiek ateinate iš tos pusės, kad jeigu vyrų nėra lyderių, tai tuomet jau galima. Bet gal, ar ne? Čia neverta užkrauti 2 naštų, bet jeigu panaša 2, motinystė ir visai kita, prašom. Artėjant visai jau link pabaigos, pabandykime keliais sakiniais vis tik atsakyti šitos diskusijos klausimą. Moteris ganytoja papiktinimas ar sveikintina pažanga ir kokiagi perspektyva evangelinėse bažnyčiose čia Lietuvoje? Aš manau, kad moteris ganytoja daugelio krikščioniškų konfesijų yra anachronizmas nesuvoktas, arba kaip čia formuluojant, papiktinimas. Bet, kaip aš jau minėjau, teologinė argumentacija, visa krikščionybės istorija, manau, šiuolaikinės sekuliarios, pagoniškos, stabmeldiškos ir netikinčios visuomenės realybė tikrai bus ta, kad moteris tikrai turės kuo toliau, to daugiau galimybių. Tik tais dvejonių turiu dėl tų visų struktūrų ir dėl tų institucionalizuotų dalykų. Jeigu tos struktūros ir toliau lieka labai konservatyvios, faktiškai, nėra jokio skirtumo, pravoslavas, katalikas ar labai kažkada buvusi garsi kažkokia charizminė bažnyčia, jinai gali lygiai taip pat toliau formuluoti, kad vyrai, tik jeigu jau nebėra vyrų, tada gal ir moteriams atrasime vietą. Bet iš tikro turbūt Kristus atėjo dėl visų vienodai ir dvasia išliejo ant kiekvieno kūno ir vyro ir moters. Tai aš vienareikšmiai prijaučiu egalitariniai pozicijai, tik tai ta realybėje pasaulyje dominuoja kita pozicija ir kita realybė. Bet pirmąjį kartą, kai įvyko toksai mažesnis knygos pristatymas, tai buvo atkreiptas dėmesys į tą klaustuką pavadinime. Tai moteris ganytoja su klaustuku. Tai pamenu, tuomet mes kalbėjom, kad galėtų būti šauktukas gale. Tai manau, kad toksai padrasinimas tiesiog eiti į priekį to moteriam, kurios yra tarnystėse. Ir su tokia žinia, ne su klaustuku, bet su šauktuku. O ten jau kokios ten bus reakcijos aplink, tai gal net ne mum taip galėti nuspręsti. Bet būti tose savo vietose. Na ką, nebus paslaptis, kad ir aš palaikau tą pažangėją poziciją ir reformacijos metais galima būtų iš tikrųjų palinkėti
reformuotis kiekvienai bažnyčiai. Ecclesia semper reformanda, reiškia bažnyčia nuolat besireformuojanti, nuolat persvarstanti savo gyvastį, šventąjį raštą, naujame kontekste, mąstanti apie misijas, kaip kalbėti šiuolaikiniam pasauliui, suprantama kalba. Tad iš tikrųjų palaikau būtent šitą poziciją. Na ir linkiu visiems gražių reformacijos metų. Mūsų diskusija artėja jau į pabaigą visiškai ir dėkoju mūsų pašnekovams, Deimantui, Sandrai, Henrikui. Ačiū, kad dalyvavote. Gražios dienos.